Papasakosiu, kaip atlikti pratimą pakomentuok ir perduok žalią profesiją. Šis pratimas gali būti savarankiškas arba gali būti kaip priedas prie pratimo žali žingsniai. Gali būti trukmė maždaug iki 10 minučių šio pratimo. Gal vienintelis skirtumas yra nuo kitų pratimų, kurie iš tikrųjų visi yra gan universalūs ir tinkami atlikti bet kurioj mokymų dalyje. Tai šis pratimas skiriasi tuo, kad norėdami pakomentuoti, kodėl vieną ar kitą profesiją jie duoda vienam ar kitam žmogui, jie turi tarpusavį vienas kitą jau šiek tiek pažinoti, turi turėti šiek tiek informacijos vieni apie kitus. Taip jie negalės argumentuoti, kodėl lapelis su užrašyta profesija jie duoda būtent tam žmogui. Tai pratimas daromas taip, jūs naudojate lapelius iš pratimo žali žingsniai, ant kurių yra surašytos įvairios profesijos. Jeigu jūs darote po pratimo žali žingsniai, tai jie jau turi tuos lapelius išsitraukę. Jeigu darote kaip atskirą pratimą, tai duodate išsitraukti tuos lapelius. Ko gero patogiausia būtų pratimą atlikti stovint ratu, tam, kad dalyviai gerai vienas kitą girdėtų ir matytų, kokia profesija, kokiam žmogui yra skiriama, kodėl skiriama ir taip toliau. Tai kuomet mes stovime ratu, nuo kažkurio vieno žmogaus pradedame ir tas žmogus turi pasakyti pirmiausia 3 dalykus, kurie yra reikalingi tai profesijai. Ar kažkokios tai charakterio savybės, gal kažkokio išsilavinimo reikia tai profesijai, gal patirties kažkokios specifinės, gal dar kažko kitko. Tai ko jo manimu tai profesijai reikia? 3 dalykus. Jeigu grupė yra jaunesnė ir jūs turite mokinius, kurie galbūt yra 7-tokai ar 8-tokai, 9-tokai, gal jie tų profesijų nelabai žino, tai tada galite supaprastinti užduotį ir paklausti, kokio vieno dalyko šitai profesijai reikia. Ir kada jie pasako, ko reikia tai profesijai, jie turi šitą lapelį atiduoti kažkam kitam iš grupės. Taip ir pasakyti, kodėl būtent tam žmogui, tai kokia yra pratimo nauda. Mes patys kartais savęs nematome iš šono ir kitų žmonių pastebėjimai apie mus kartais gali nustebinti, o gali, pavyzdžiui, ir sumotyvuoti ir įtikinti, galbūt net gyvenime pasirinkti tą profesiją, kurios lapelį mums kažkas tai padavė. Nėra tikslo, kad kiekvienas stovintis rate gautų po vieną lapelį. Gali būti taip, kad vienas žmogus gaus 3, kitas 5, kitas 1, kitas negaus nieko. Taip, tiesiog šitas dalykas irgi kai ką parodo. Gali, aišku, kaip ir minėjau, trūkti kažkokių tai žinių ir pažinojimo vienas kito, taip, kad tu galėtum sumečinti, kaip kartais angliškai yra sakoma, profesiją su žmogumi. Galite dar paklausti tų, kurie gavo lapelius, ar jie sutinka ir ką jie galvoja apie tuos lapelius ir apie tas profesijas, kuriuos jie gavo. Tai irgi gali būti įdomi pratimo dalis.